Man net gaila, mes toj pritrūksim Kaune darbo. Yra dar keli prospektai netvarkyti, nežinau, ar mes laimėsim konkursus, yra Taikos prospektas baisus dar, bet tikėsimės, kad miestas įvertins mūsų darbus ir galėsim ir šitą prospektą tvarkyti, bet pagrindiniai mazgai jau kaip ir aptvarkyti. Kolektyvas dirba gan seniai, yra susidirbęs, viens kitą suprantantis, labai smagu jiems, jeigu taip įsireikštų, vadovaut, nes nereikia sakyti, ką daryti, reikia nurodyti, kur darysim. Jie daugelis žino, ką veikti, man belieka tik prižiūrėti, koreguoti. Naktimis mes dirbam tik tuomet, kada techninės ir technologinės galimybės neleidžia dirbti dieną. Va šiuo metu mes turim praeiti šitą sankryžą, mes galim praeiti tik tai naktį. Naktį mažiau to transporto, užtat mes naktimis dirbam. Kur galim dienomis dirbti, dirbam dienomis. Kur neįmanoma, dirbam naktimis. Reakcijų įdomių sulaukiam. Sulaukiam žestų labai įdomių, dažniausiai rodomus pirštais, bet sulaukiam ir teigiamų. Vairuotojai troleibusų parko, autobusų parko rodo iškeltus tuomet ne vidurinius pirštus, o nykščius, kad puiku pravažiuot, kad duobių nėra. Yra žmonės, kurie sustoja, padėkoja. Ir tai yra vis dėlto dauguma tokių žmonių, kurie gerai nusteikia tvarkomą miestui.